Antrojo, trečio straipsnio formuluotėms vieningai siekiant apriboti bet kokį galimą smurtą prieš vaikus. Naudodamasis proga, kolegos, noriu tik ištarti vieną ir paskutinį sakinį. Mane labai išgąsdino kai kurių nevyriausybinių organizacijų kreipimasis tiek į Žmogaus teisių komitetą, tiek į kitus Seimo narius su prašymu palikti fizinės bausmes prieš vaiką. Tai jeigu paliekam įstatyme fizinę bausmę, kitaip tariant, smurtą prieš vaikus paliekam, tai yra vienas žingsnis palikti ir įteisinti ir pedofiliją ir visą kitą. Nėra prigimtinių šeimos vertybių. Vertybės yra išugdomos šeimoje. Vaiko asmenybės ugdymas, pagarba vaikui turi būti ugdomo šeimoje be smurto ir ypač be fizinio smurto. Ar mes nematom, kur nuėjom per 20 nepriklausomybės metų? Kad mokykloje mokytojai negali susitvarkyti su vaikais. Kad mes turime tik vaiko teisių įstatymą, bet vaiko pareigų įstatymo nėra. Ar neturėtų būti šitas įstatymas papildytas? Jis turėtų būti vaiko teisių ir vaiko pareigų įstatymas. Pats augau gausioje šeimoje, 15 vaikų šeimoje. Ir tikrai esu dėkingas tėvam, kai buvau išdykęs, kad ir ausį pasuko, ir į kampą pastatė, ir net rykštę paėmė. Ir kitas dalykas, aš norėčiau jums pasakyti, kad šventajame rašte bent keliose vietose rašo, kad vaiką galima vienu žodžiu, tai nėra joks smurtavimas, jeigu vaikui pasuksi ausį, pastatysi į kampą, ar dar kitaip pareikalausi, kad vykdytų savo pareigas. Jūs pasikalbėkite su mokytojais, pasikalbėkite, kas darosi mokykloje, nejaugi neskaitote spaudos ir kada mes baigsime vien tik tais vaiko teisės puoselėti ir kada pareikalausime iš vaikų, kad jie būtų atsakingi prieš tėvus, prieš savo senelius, prieš mokytojus. Mes užauginome per 20 nepriklausomybės metų, ar nematome Simpsonų kartą. Ir vienu žodžiu, aš prašau visų nepritarti šitiems įstatymam ir šitam begaliniui liberalizmui. Gerbiami kolegos, balsavo 106 Seimo nariai, už 52, prieš 8, susilaikė 46. Taigi, pirmo straipsnio pakeitimas antrojų straipsnių su pataisa nepriimtas. Nesuvokiu, ką jūs padarėte. Visas Seimas susiskirstė į dvi dalis, paklausęs nesąmonių Gražulio. Kaip jūs galite tai balsuoti? Tai jūs už tai, kad vaikai būtų mušami? Ką jūs padarėte? Nežinau, aš tiesiog pasimetus, man gėda už jūs prieš visą Europą, kuri turi tokius įstatymus, kad draustų vaikus mušti šeimoje. Aš norėčiau šiek tiek reklikuoti ir gerbiamai Seimo nariai Povilioniai, kur rašo, kad tai kalba, kad tai Seimo nario pono Gražulio išmintis. Nors aš jau porą kartų citavau čia šventąjį raštą Seime ir noriu taip pat pacituoti, išrinkęs gal 5 eilutes, ką kalba šventas raštas apie vaikų auklėjimą. Šiandien, žinoma, krikščioniško Lietuvoje tiesiog labai netolerantiškai žiūri į švento rašto pacitavimą mūsų Seime. Tai kažin kokia tai yra Lietuva, jeigu negali paklausyti nerskailų eilučių. Bet aš jums paskaitau. Jei kvailumas įsiskiepė jaunuolio širdyje, tik pamokymas ir rykštė jį išvarys. Štai žodžiai iš šventojo rašto, o ne Gražulio išmintis. Rykštė, antra eilutė, rykštė ir pabarimas duos išminties jaunuoliui. Štai šventojo rašto išmintis kalba, nors jūs gerbiama Povilionė juokėtės iš švento rašto ir viso, kas matau, kad švento, jums tigėja tapo švenčiausių dalykų. Tai aš manau, kas yra tikrai. Mes esam krikščioniška tauta ir turime vadovautis šventuoju raštu ir čia Seime. O mums supuvusi Europą ir man supuvusi Europą, kur eina iš visas ten brudas iš tos Europos, joks nepavyzdys. Yra suplaktos savokos. Kai mes kalbame fizinės bausmės vaikui, dėl ko turbūt klausimų daug nebūtų, ir dadedamas ir bet koks kitoks smurtas, kaip toks, kurio savoka gali būti traktuojama išplėstinai. Ir neaišku, kur jos ribos.
kad neprisimeskim mes vaikų draugais ir neprisimeskim, kad mes dėl tų vaikų čia ką nors darom. Iš tikrųjų, tai mes bandom įrodyti, kad valstybė gali reguliuoti šeimos gyvenimą iki pašaknų. O aš manau, kad šita valstybė niekaip negali. Ir tai yra esminių žmonių laisvių apribojimai. Ir man keista, kad komitetas, kuris turėtų tas laisvės prižiūrėti, kaip tik elgesi atvirkščiai. Balsavo 105 Seimo nariai, už 47, prieš 8, susilaikė 50. Įstatymas nepriimtas. Labai dėkingas esu Petrui Gražuliui, kad jis pacitavo kai kurias švento rašto vietas, bet necitavo tų vietų, kur reikia mėtyti akmenimis už nusikaltimą. Negaliu patikėti, kad Seime galima girdėti tokias neraštingas kalbas. Kolegos, mes esate ES šalis narė. ES. Mes esame daug ką priėmę ir ratifikavę. Aš manau, kad šitokio absurdo sapne nesusapnuotų. Vesaitė. Gerbėmėjai kolegos, aš iš tiesų nesuprantu, kas dedasi šitam Seime. Tikrai nesuvokiu. Praktiškai fizinės bausmės ir smurtas prieš vaikus tai yra suaugusiųjų bejėgiškumo demonstracija. O ką duoda smurtas ir fizinės bausmės patyčios patirtos vaikystėje, rodo Gražulio pavyzdys. Ačiū uždėmesį. Rimantas Dagys. Gerbiami kolegos, aš siūlyčiau tikrai diskutuoti žymiai rimčiau už visus šitus klausimus, o ponė Vesaitė turbūt pritaikyti tą, ką ponui Gražuliui savo prisitaikyti. O kaip būtų galima vadinti tokį reiškinį kaip prievartos aukos, kurie sako, kad štai mane mušė ir nieko, geras ir tvarkingas išaugau, todėl reikia ir vaikus, kad ir dabar muštų. Tai prie vieningos nuomonės reiktų vadinti Vilniaus sindromu. Mes pirmiausiai turėtume apibrėžti, kas tai yra smurtavimas. Ir nemanau, kad tėvai, kurie pagimdė vaiką, yra savo vaiko priešai. Kiekvienas tėvas stengiasi ir motina, kad vaikas užaugtų doras, sąžiningas žmogus. Ir manau, dėl kiekvieno vaiko nusižengimo iš tikro pergyvena. Bet dabar mes statome valstybę ant vienos kojos. Mes matome tik vaiko teises. Ir jūs pasižiūrėkite, kiek yra žiauriausių įvairiausių pavyzdžių. Skaitome žiniasklaidoje, kaip elgiasi vaikai. Ir mes į tai nenorim kreipdėmesio. O dabar dar noriu šiek tiek akcentuoti į modernę Europą. Mėlieji, jūs ypač kairieji, kada Europos valstybėse leidžia įsiteisinti mažametį vaiką gėjams, kurį lošins. Ir jūs sakot, kad tai čia vaiko teisų gynimas. Nerėkite. Tai čia kur eina supuvusi Europą. Bet gerbėmieji, o ką jūs čia norit padaryti? Norit pasakyti, kad mes dabar Seime priimsim įstatymą, kaip tėvai turi elgtis namuose ir tėvai nuo to pradės taip elgtis? Tai gal jūs galite tokie geri dėdės būdami priimti tokius įstatymus, kad visi tėvai turėtų darbą, kad visi vaikai galėtų gauti gerą mokslą, būrelius po pamokų, maitinimą, kad jiems nereikėtų vaikščioti elgetauti po Vilnių arba nereikėtų